Nesupykit vyriokai, biškį prabaidysiu. Toks sustojimas fainas, pažymėtas saloj. O žiūriu, čia ir senas kapinės. Tai šitais vamzdžiais prateka upė. Bet man dar net už to reikia eiti, savo kaip toli. Žiauru. Baidarė vietoj. Viskas vietoj. Rūkas virš vandens. Labas rytas, draugai. 5 tram 8. Reiks pradėti kuistis. Nu taip. Ką žinau, visai gerai išmiegota, neskaitant, kad šiek tiek ketoka kaip visą laiką. Bet nešalta jau buvo, viskas liuks. Iš tikrųjų, tai 4 buvau nusistatęs už džintuvą, bet skip. Žiūriu po 5 tram. Reikia keltis. Tai ką, draugai, pradedam antrą dieną. Dabar nedidelė atkarpėlė ir būsiu ties Antalieptės mariam pradžioj. Biškelį pavingiuojam dabar. Ir šokam į marias. Uje. Oras lepina antrą parą jau. Vienodas, geras. Mačiau, čia dar priekį bus. Kaip ir užtvanka, kaip ir malūnas ten gal koks buvęs. Akmenuota biškį. Minuoto.
Nu, reikės bandyti prasitempt. Čia į viršų ir žemyn. Bet reikia daiktus persinešti, kitaip neišeis vienam. Nu, bandom. Skaudžiai. Ir viskas. Judam toliau. Va taip. Apsivers nebaisu. Baisiausia daiktai. Tai visi nugarguliuos. Labą dieną. Nesupykit vyriokai, biškį prabaidysiu. Ar kimba? Gerai. Nu kągi, iki Mario atvaryta. Trumpas sustojimas. Esam čia. Ir dabar reikės. Tai 9 valandos dar tik, o jau 6 kilus. Turiu nuplaukęs labai gerai. Dabar pasižiūrėjau, reikia maždaug ten, kur ta sala. Tolumoj. Laikytis krypties ir važiuojam. Nei bangelės mariose. Ramu, ramu. Ten va išplaukiau. Reikia va ten. Salų tai kur be pasisuksi. Ten, ten, ten. O ten, ten. Ar 79 buvo parašyta kosmosas čia. Dabar tai toks monotoniškas plaukimas. Greičiau 2, vaizdai nesikeičia. Vėl nėra. Tiesiog irklavimas. Bet svarbu oras geras. Nėra kur skubėti. Iš ten atvariau. Toks sustojimas fainas, pažymėtas saloj. O žiūriu, čia ir senas kapinės. Dar vienas. Skeldų kaimo senosios kapinės istorijos paminklas saugomas valstybės. Salelė visiškai nedidelė tokia. O čia matau kryžius yra. Jau vienas šitas kryžius nebent dar po lapais net kažkokių antkapių, bet nematau. Akmenų tokių aplink daug. Ten kaip ir kolona kažkokia. Toks visai neaukštas.
Čia nors matos, kad plaukiu. Palei šoną žiūrint. Per Antalieptės marias tai Jėzau. Kapstais atrodo vietoje. Gera vieta tokia visai. Du tiltukai, krantas geras. Ten reikės. Antalieptės stovyklavietė. Ir ta prasme prasideda elektrinė, nes baigėsi šitą upę. Dabar reikia eit pasižiūrėti. Pro kur ten prasitraukt galėčiau, pakraščią nežinau. Nebėra kur plaukt. Ajajai. Tai kaip suprantu, man va čia žemyn reikia. Ten belė koks atstumas. Tai šitais vamzdžiais prateka upė. To reikia eikti savo kaip toli. O tau ir elektrinė. Čia mažiausiai 2 valandas sugaišiu. Mažiausiai. Ir tai dar nerandu, kur čia įsileisti, nu dar toliau. Su daiktais visais nežinau. Čia vienam gali būti liūdnoka. Čia tai chebrytė papuoliau. Ir nepagalvojau apie tuos ratukus visai. Būčiau lengvai nusitempęs, o dabar dar taip karšta. Žiauru. Visas jėgas suvalgė, kol apsitempiau. Aplink užtrunka 1,5 valandos. Bandau dar plaukt. Varau iki Aibės, čia rodo, kad yra. Palieku, gal niekas nesusidomės. Antalieptėj. Apsidovanojimus iš užtvankos vargus. Kiek vanduo nusekęs už Antalieptės, pažiūrėkit. Kai kur vos praplaukiu, akmenys visi išlendė, aišku. Judu link Vasaknų. Radau vietą pagaliau per vargus. Čia prie Vasaknų. Netoli. Nes ten tai niekur nėra, nei vienai pusė, nei kitai pusė. Kiek praplaukiau, jokių vietų. Tai prapjauta. Tai kur nors čia aukščiau. Gerai, kad palapinę greit pasistatyti gaunasi. Tai antros dienos apartamentai atrodo taip. Karšta. Vis dar kepina. Šį kartą su nuolydžiu lengvu, bet gerai. Kai pavargęs, tai visiškai nesvarbu jau. Tokį vakarui šausiu paprastai. Aibei prigrėbiau. 4 porcijas parašyta. Nebus čia 4, bus 1. Šlerpalas geras bus. Greitai paruošiamas.
Vaizdas šiaip visai neblogas. Tokia žvejybinė vieta. Dabar ir vėja. Tokia kaip ir nesijaučia. Visai gerai. Diena tai šiandien šakės nužudė. Absoliučiai. Iki Marių viskas gerai ten. Nuo to uparto. Tada per Marias aišku nuobodu. Tas kapines apžiūrėjau, vienas yra kitoj saloj, ten to jau buvo anksčiau, tai nestojau. Blogiausia tai buvo Antalieptės ta užtvanka elektrinės, o ten tai šakės išdaužė mane. Iš paskutinių jėgų atrodo, jau ten peršliaužiau, persitraukiau, bet daugiau niekad. Jei turėčiau ratukus tuos, kur ant baidarės dedas, tai ten toks kelias buvo, bet biški lankas gaunas didesnis. Bet būtų tikrai lengviau buvę, ne po 2 valandos būčiau sugaišęs ten. Iš pradžių baidarę nutempiau iki pusiaukelės, tos daiktus pasinešiau, vėl nutempiau, vėl pasinešiau. Pridėkim, kad 2-9 šilumos, nukepiau belė kaip. Toks dušnekas. Tada už Antalieptės dar irgi toks vargelis, biški, vanduo labai žemas. Metras gal koks, nežinau, tikrai bus nusekęs, tai man akmenų ten pakibau. Medžių irgi privirtė, tai laipėt reikėjo. Ir čia prie Vasaknų dabar radau tokį spotą, nes irgi nėra ten prieki džinglynai tokie šonuose, dar vanduo kai žemas, tai va tokie šlaitai. Nei ten išlips, nei ten ką.